Jeigu tokios skanios būtų šunys, jas laukia nuėstų, taip mano draugė sako apie cukinijas, bet kągi, kai jų pradeda augti daug, reikia kažką iš jų daryti. Ir šį kartą cukinijos suktinukai su šoninė karšto oro gruzdintuvė. Reikės jauną cukiniją supjaustyti plonomis juostelėmis, tai imu pjaustyklę pjaustančių 3 storių griežinėliais ir tas storis paprastai reguliuojasi, tiesiog truktelim tą raudoną dalį ir štai dabar antrų storių papjaušiau, žiūriu, gal lėtų būti ir plonesnės, tai perstumiu ir pjaustau pačiu tuo ploniausiaju storiu. Ir jeigu norėsi dar tokių pjaustyklių, tai galima jų įsigyti su nuolaida, jos labai gerai ir kopūstui patarkuoti, ir bulvytėms sutarkuoti, ir visokiams tokiams troškiniams daryti. O kągi, dabar darom tuos cukinijų suktinukus. Pabarstau petražolių ir džiovintų česnako mišiniu, dedu šaltai rūkytą šoninę ir vynioju. Tiesiog labai paprasta, dedam šoninę, dedam cukinijos juostelę, barstom prieskoniu ir suvyniojam visus. Aišku, čia galima improvizuoti ir daryti vienokius, kitokius, trečiokius, galima netgi šoninės dėti truputėlį mažiau ir truputėlį galbūt pabarstyti sūriu, taigi improvizacijai vietos yra. Ir tos susuktus rutuliukus sudedu į karšto oro gruzdintuvę. Karšto oro gruzdintuvė yra gerai, jeigu jūsų namie nėra daug žmonių ir jums reikia vienam, dviem žmonėms pagaminti, valgyti, tai kad nereikėtų kaitinti orkaitės. Ir labai puikus dalykas yra studentams. Visokiems pusgaminiams pasiruošti pats tas 14 minučių ir turi karštą maistą. Dabar užstatau 12 minučių ir labai gerai to karšto oro gruzdintuvė, kad gali bet kada pažiūrėti. Tarkim, suabejojau, jos iškepė, neiškepė, dar reikia kepti, pratraukiu, užstumiu stalčiuką, vėl jinai toliau veikia, vėl toliau kepa. O kai iškepa, mėgaujamės ir skanaujam. O jeigu norėsite įsigyti tupperware gaminių, rašykit.